Tęstinė knygos Žmonijos genetinis kodas 10 pristatymo dalis. 10 knygos Žmonijos genetinis kodas dalį pradėsime nuo gana įdomaus skyriaus – datavimo metodai paleoantropologijoje. Kodėl įdomaus? Šiame skyriuje susipažinsime su pačia paleontologijos šaka – senovės artefaktų, kurie susiję su žmonijos kilme datavimu. Susipažinsite, kokie yra taikomi metodai radinių datavime, o taip pat su milžiniška problema, kiek šie datavimai atitinka realybę. Asmeniškai manęs visiškai netenkina mokslo pateikiami datavimai, nes iki šiol, pabrėžiu iki šiol, mokslas neturi sukūręs patikimos ir vieningos datavimo sistemos, ne tik kad senovėms radiniams identifikuoti, tačiau ir kitose srityse. Viskas, kas yra teigiama, yra iš piršto išlaužtos interpretacijos ir nedaugiau. Netikite? Perskaitykite iki galo ir tuo įsitikinsite. Datyvimų metodai paleoantropologijoje. Nustatyti paleoantropologinių radinių amžių naudojamas beveik visas turimų metodų datavimo arsenalas, kuris taip pat naudojamas paleontologijoje, archeologijoje ir geologijoje. Tai suprantama, šios disciplinos turi daug bendro, nes pradiniai faktai iš pradžių yra kai kuriuose geologiniuose sluoksniuose, kuriuose be žmonių protėvių kaulų liekanų yra ir kitos paleontologinės medžiagos. Paleoantropologinėje literatūroje minimi metodai šiuo metu naudojami radinių amžiaus nustatymui. Pagal fauną, pagal stratigrafiją, pagal magnetostratigrafiją, pagal kaulų likučių mineralizaciją, racimizuojant rūgštimis, fluoro-urano azoto testas, termoliuminescencinis metodas, elektronų sukimosi rezonanso metodas, radioaktyviosios anglies datavimo metodas, izotopų metodai, kalio argono, urano ir kiti. Pažvelkime į juos eilės tvarka. Datyvimas pagal fauną. Šalia randamų žmonių protėvių palaikų dažnai randama įvairių gyvūnų kaulų liekanų. Paleontologai, tyrinėjantis senovės gyvūnų liekanas ir evoliucijos kilmės teoriją, priėjo prie išvados, kad daugelis žinduolių rūšių patyrė didelę evoliuciją per pastaruosius kelis milijonus metų. Laiko intervalas reikšmingas žmogaus evoliucijai. Tuo tarpu naujos rūšys atsirado, o senosios išmirė. Šių gyvūnų tipų pokyčiai, pavyzdžiui, drambliai, paleontologų evoliucijos metu yra redukuoti į kai kurias nuoseklias schemas. Teoriškai, jei panašioje dramblių rūšių sekoje aptinkamos dvi skirtingos vietos, galima manyti, kad šios vietos turi vieną ir tą patį santykinį amžių. Ir žmogaus protėvių kaulų liekanų atradimas šalia kai kurių rūšių šiuolaikinių dramblių palaikų rodo, kad protėviai gyveno tuo metu, kai gyveno atitinkamos dramblių protėvių rūšys. Šis amžiaus nustatymo metodas yra labai grubus, nepatikimas, nes senovės gyvūnų rūšis, taip pat žmonių protėvių rūšis, egzistavo ilgą laiką. Atitinkamai ir datos gaunamas plačiais laiko intervalais. Didžiausias šio metodo tikslumas yra įvertintas lygiai 500 milijono metų. Tai pirma. Antra, tuo pat amžiaus kaimyniniai palaikai iš viso tik prielaida, nors ir nestokojanti logikos. Visada išlieka galimybė, kad pavyzdžiui žmogaus protėvio palaikai įkrito į kokį nors duodą ar plyšį ir panašiai, su daugiau senesniais senovės gyvūnai palaikais ir atvirkščiai. Gali padaryti reikšmingus iškraipimus ir nuosėdos ir galingi vandens srautai, bendrame datavimo nustatymo paveiksle. Nebūtinai tvanas, pakanka tik stipraus potvinio. Neretai tyrėjai susiduria su situacijomis, kai tekant vandeniui nuplaunami sluoksniai su kai kuriais likučiais, dėl ko šie palaikai vėl nusėsta kitoje vietoje. Ir tai, žinoma, sukuria pagrindą susidurti su rimtomis klaidomis. Ir trečia, atitinkamų gyvūnų rūšių amžius taip pat yra nustatomas su kai kuriais papildomais metodais, juk ant jų kaulų nėra nurodyta konkretaus gyvūno gyvenimo data, nei šios rūšys egzistavimo laikotarpis. Todėl, jei yra klaida nustatant gyvūnų palaikų amžių, tada datuojant žmonių protėvių palaikus pagal aplinkos fauną, jiems priskiriamas automatiškai irgi šis laikmetis. Datavimas pagal stratigrafiją. Stratigrafiniai tyrimai tai yra tyrimas geologinių sluoksnių išsidėstymo arba atsiradimo vienas virš kito. Datavimo požiūriu svarbiausias naudojamas šiuo atveju principas yra priskirti apatinį sluoksnį daugiau ankstesniam laikotarpiui lyginant su viršutiniu sluoksniu. Pagrindą sudaro nuoseklus sluoksnių išdėstymas, santykinė chronologinė seka, nuo ankstyviausio, žemiausio sluoksnio iki naujausio, pačio viršutinio sluoksnio.
Metodas amžiaus nustatymui paleoantropologiniams palaikams šiuo atveju datuojami pagal geologinio sluoksnio amžių, kuriame jie buvo atrasti. Visiškai akivaizdu, kad kaip ir paleoantropologinių radinių datavimo metodas pagal aplinkinę fauną, stratigrafija yra santykinis metodas. Geologinių sluoksnių absoliutaus amžiaus nustatymas neįmanomas tik dėl jų stratigrafijos ir reikia naudoti papildomą datavimo metodą. Geologinio sluoksnių susidarimas taip pat yra procesas, kaip taisyklė ilgas. Atitinkamai, datuojant pagal stratigrafiją, galima gauti kaulų likučių amžių tik labai plačiame laiko intervale. Žinoma, pasitaiko atveju, kai geologinis sluoksnis atsiranda greitai ir net labai greitai. Pavyzdžiui, jei išsiveržtų netolise esantis ugnikalnis, palaikai gali būti palaidoti po pelenų sluoksnių per keletą dienų ir net valandų. Taip pat yra vadinamojo lavininių kritulių kaupimosi procesai. Visais šiais atvejais datavimo laikas gali būti gerokai susiaurintas, tačiau tam būtina nedidelė detalė. Reikia žinoti atitinkamo įvykio tikslų laiką, paskatinusio susiformavimą panašaus geologinio sluoksnio. Ir tai dėja įmanoma tik su labai nesenais įvykiais, įtrauktais į kai kurias kronikas. Dėl ikiraštinės istorijos, tokių įvykio metas vėl nustatomas naudojant stratigrafinį įrašą ir papildomus datavimo metodus. Kiek tikslios yra žinios apie geologinių sluoksnių amžių? Viename iš naujausių darbų, skirtų vienam iš metodų nustatyti absoliutų geologinių uolienų amžių, yra tokia frazė. Šiuolaikinė ambicinga geochronologijos užduotis yra kalibruoti užfiksuotus pagrindinius biologinius pokyčius laiką stratigrafinėje laiko skalėje, kurios tikslumas didesnis nei 1%. Čia necituosiu nei autoriaus, nei kūrinio pavadinimo. Šią frazę išreikšta mintis šiandien yra gana tipiškas datavimo darbas. 1% paklaida yra tikrai puikus tikslumas. O jei jau toks dalykas yra aktuali užduotis, tai reiškia labai aukštą šiuolaikinio lygio pažinčių metodą. Tačiau kiek tokie teiginiai atitinka tikrovę? Užbėgdamas į priekį, aš iš karto atsakysiu į šį klausimą. Visiškai neatitinka. Tikrų klaidų yra daug daugiau, bet eikime eilės tvarka. Sudarydami bendrą geochronologinę skalę, geologams būtina susiūti stratigrafines skales skirtingose regionuose. Tačiau skirtingose regionuose tuo pačiu metu gali būti visiškai kitokios sąlygos. Kažkur šiuo metu gali kauptis krituliai, bet ne čia. Kaupimasis gali vykti skirtingų greičių ir panašiai. Visa tai veda į formalimąsi unikalios skylės tam tikrose geologinėse skalėse. Ši situacija atsispindėjo įvedant tokį principą kaip stratigrafinio įrašo neužbaigtumas. Visiška analogija Darvino paleontologijos kronikos neišsamumui, žurt anksčiau. Šį terminą sukūrė Čarlisas Lyellis, Darvino artimas draugas. Maždaug tuo pačiu metu jie dažnai sujungiami į vieną neužbaigtumo principą – stratigrafinis ir paleontologinis metraštis, vadindami jį Lyell-Darvin principu. Banalinio logikos požiūriu, pertraukų buvimas, bent jau geologiniuose sluoksniuose, net paleontologiniuose telkiniuose, nėra nieko keisto ar ypatingo ir tikrai nieko draudžiamo. Stebina kas kita, ką patvirtina geologai – pertraukų mastas. Akademikas D.V. Nalivkinas kaupimuisi, remiantis šiuolaikinės sedimentacijos normą. Pasirodo, kad visam fanerozojaus nuosėdų susikaupimui pakanka tik 60 milijonų metų. Tuo tarpu, kai fanerozojaus trukmė yra apie 600 milijonų metų, 535 + -1 milijonas metų pagal naujausius duomenis. Tai reiškia, kad įvyksta beveik 90% geologinio laiko su pertraukomis. Šis aktualistinis požiūris, nors ir labai apytikslis, bet gana patikimai patvirtina didžiules pertraukas sankaupų sekoje, Žemės geologinėje istorijoje. G. Holmovojus, V. Ratnikovas, V. Špulas. Teoriniai stratigrafijos pagrindai ir metodai. Bet tai parašyta ne kokioje nors knygoje, o vadovėlyje. Studentų prašoma tiesiog sukramtyti 90% geologinių trūkumų, kaip beveik moksliškai nustatytus faktus. Ar ne per daug? Palikime nuošalyje akademiko D.V. Nalivkino būdą, kaip jis gavo šį rezultatą. Tačiau kiti tyrinėtojai, naudodami kitus metodus ir skaičiavimus, gaudavo panašius skaičius. Dar galima suprasti 90% iškastinių liekanų trūkumą. Čia visi 99% ar daugiau yra gana tikri, nes net kaulas paliečiamas irimu. Tačiau geologijoje mes turime reikalų su mineralais. Kur dingo neorganiniai? Ištirpo į užmarštį. Taigi, beje,
materijos tvermės dėsnio, juk dar yra niekas neatšaukė. Tarkime, kad kai kurie geologinių sluoksnių dalis dėl išorinių veiksnių, lietaus, vėjo ir kito, buvo judėjimo paveikta ir vėl nusėdo kitoje vietoje. Tai visiškai įmanoma. Ką daryti tokiais atvejais, kada pati erozija kelia abejonių? Vandenynuose didelė laiko dalis tenka pertraukių sedimentacijai, nuosėdų nusėdimas. Erozija negali čia būti laikoma pagrindinė pertraukių neužbaigtumo sumažinimo priežastimi, tačiau kitų priežasčių tiksliai įvardinti negalima. Jūrų geologai sugalvojo sėkmingą būdą apeiti šių problemų kompleksą, pertraukių laiką vadindami nenusėdimo periodu. Taigi geologinis metraštis fiksuoja trumpus veiklos intervalus, ženkliai atskirtus ilgesniais neveiklumo intervalais. S.I. Romanauskis, fizinė sedimentologija. Faktas, kad net 90% patyrė erozijos ir nusėdimo procesą, jau kelia labai rimtų abejonių ir jau 90% apskritai nuosėdų vandenynuose nenusėdimo laikotarpių laikas peržengia visas protingas ribas. Bet net jei užmerktume akis prieš tokių prielaidų abejotinumą, tada išryškėja labai nemaloni empirinio tyrimo situacija. Jei geologinio metraščio neužbaigtumas tikrai toks didelis, tuomet geologai bando apibūdinti tikrovę, turėdami tik 10% galimybę išanalizuoti to, kas kada nors buvo faktinė medžiaga, o 90% jiems iš principo yra neprieinama. Automatiškai kyla gana natūralūs klausimai išvadų ekstrapoliacijos teisingumui, remiantis labai ribotą apimtimi. Kalbant paprasčiau, kyla abejonių dėl teisėtumo, kad 10% tikimybė būtų taikoma išvadomis likusioms 90%, tarp kitko nežinomų faktų, ir juo labiau daryti kategoriškas išvadas atrodo nepriimtina, gautų iš tokių ribotų mėginių. Kokia tikimybė padaryti klaidą derinant svarstyklės, ant kurių 90% yra skylės? Didžiulė. Tuomet kaip suderinamos stratigrafinės skalės? Pasirodo dažniausiai iš gyvūnų palaikų, tačiau paleontologinės kronikos taip pat toli gražu nėra pilnos, o jose ne ką mažiau yra skylių. Evoliucijos teorija taip glaudžiai susipynusi su paleontologija ir stratigrafija, kurių dažnas minimumas primena abipusį susipynimą. Kartais net specialistui be galo sunku suprasti, ar evoliucijos teorija remiasi tuo, kas užfiksuota geologiniuose suakmenėjimų sekose, ar geologiniai sluoksniai datuojami remiantis evoliuciniais organizmų skalėmis, kurios laikui bėgant tampa sudėtingesnės. A. Lalomovas, Žemės geologinis amžius šviesoje šiuolaikinio katastrofizmo, ar makroevoliucija tikra yra šiuolaikinės geologijos požiūriu. Šioje abipusėje samplaikoje kartais pateikiama dar labiau tragikomiškų situacijų. Paleontologas nustatant rastų palaikų amžių pateikia juo datuoti geologui, o geologas nustatant kokio nors geologinio sluoksnio amžių kreipiasi į paleontologą. Visa tai bent jau kelia neaiškių įtarimų, banalus prisitaikymas prie iš anksto paruošto rezultato. Kokio norėsite rezultato, mes tokį ir pateiksime. Darvinui reikėjo ilgos evoliucijos, prašome, gausite 90% nežinia kur dingusių ir prarastų geologinių sluoksnių. Tačiau dabar labai ilgos istorijos evoliucijos teorija išnyko, nes evoliucija visiškai gali išsiversti su žymiai mažesnio laiko tarpsniu, naudojant sprogstamą specifikacijos pobūdį ir evoliucinių pokyčių šuoliškumą. Anksčiau. Punktyrinė pusiausvyros teorija yra reta ir tarpinėms formoms nebereikia geologinių pertraukų. Atitinkamai kyla klausimas, ar mums dabar reikalingi apskritai tie patys 90% geologinių sankaupų trūkumų. Iš evoliucijos teorijos požiūrio šio taško nereikia. Ir jei taip, tada gali pasirodyti, kad stratigrafinė kronika tikrovėje yra žymiai trumpesnė nei dabar pristato mokslininkai. Tada automatiškai paaiškės, kad nustatant žmonių protėvių palaikų geologinių sluoksnių amžių bus su esminėmis klaidomis, kurios daromos datuojant fosilijas, nes yra perkeliamas ir jų amžius naudojant stratigrafiją. Ir šios klaidos gali būti gana didelės. Be to yra ir kitų labai įtikinamų priežasčių manyti, kad tokių klaidų iš tikrųjų pasitaiko, ir šios klaidos labai rimtos. Faktas yra tas, kad šiais laikais geologijoje dominuoja principas uniformitarizmas ir jo sudedamoji dalis principas aktualizmas, kurį taip pat suformuluovo Lyell. Šie principai susiveda į tai, kad kadangi fizikiniai dėsniai nepasikeitė tiek, kiek vyko geologiniai procesai ir visi vienu kartu ir tuo pačiu būdu. Ir visos geochronologinės svarstyklės yra grindžiamos pagal šį principą. Tačiau šis principas pastatytas ant dar vienos papildomos situacijos, kurios geologai praktiškai neprisimena, nors ją ir naudojasi.
Padėtis, kad mūsų planeta kaip visuma per visą savo istoriją nepakeitė savo dydžio, todėl fiziniai dėsniai veikia vienose ir tuose pačiose sąlygose, o tai lemia geologinių procesų panašumą skirtingų laikų. Tuo tarpu jau seniai buvo iš esmės kitoks požiūris į Žemės praeitį, kuomet kadaisiai buvo mūsų planeta daug mažesnė spindulio ir įgijo modernų dydį tik laikui bėgant. Kartais šis vaizdas vadinamas augančio Žemės hipoteze. Ir kai pasikeičia Žemės dydis, nors ir išliks tokie patys fiziniai dėsniai, bet sąlygos, kuriuose jie veikia, neišvengiamai gali paveikti geologinius procesus. Norėdami tiksliai tai suprasti, kaip tai paveiks, mums teks trumpam nukrypti į šoną ir peržiūrėti augančio Žemės hipotezę. Auganti Žemė. Viskas prasidėjo nuo paprasčiausio geometrinio panašumo tarp Pietų Amerikos rytinės ir vakarinės pakrančios kontūrų, Afrikos pakrantėje. Jie tiesiog prašosi sulyginami vienas su kitu. Šį panašumą pirmą kartą pastebėjo Francis Baconas 1620 metais. Vokiečių teologas Theodoras Lilienthalis ir 1756 metais pareiškė, kad dviejų žemynų pakrantės yra ne tik panašios, bet ir tiksliai atitinka viena kitą. Ir 1858 metais Antonijo Snyder, amerikietis gyvenęs Paryžiuje, teigė, kad Afrika ir Pietų Amerika yra kažkokio atskiro žemyno, kuris kadaise suskilo į fragmentus praeityje, jų sudedamosios dalys. Daug geologinių ir paleontologinių tyrimų patvirtino, kad anksčiau abu žemynai iš tiesų sudarė vieną visumą, o tada dėl tam tikrų priežasčių pasislinko įvairiomis kryptimis. Natūralios loginės sekos buvo prielaida, kad panašus procesas galėjo vykti ir kituose žemynuose. Vėlgi, daugelis tyrimų yra gana įtikinami ir tai patvirtina. Ir dabar beveik niekas abejoja, kad kažkurioje tolimoje praeityje visi žinomi mūsų planetos žemynai sudarė vieną visumą. Faktas ne tik įdomus, bet ir reikalaujantis paaiškinimo. Kodėl iš pradžių buvo vienas didelis žemynas, o vėliau atsirado keli, bet mažesnio dydžio? Kodėl šių tam tikrų šukių fragmentų visuma neliko vienoje vietoje, o atsiskiria viena nuo kitos? Kas jas privertė tai padaryti? Visa virtinė klausimų, į kuriuos reikėjo pateikti atsakymus. Dėl to atsirado dvi iš esmės skirtingos teorijos. Viena iš jų vadinama žemynų dreifo teorija. Jos autorius yra Alfredas Wegeneris, kuris ją pateikė 1913 metais, kaip idėja, kad žemynai yra lengvesnės platformos, kurios gali judėti lėtai į sunkesnės planetos gelmes, kai jie dreifuoja kaip ledas vandens paviršyje. Ši teorija pagal nutylėjimą reiškia planetos dydžio pastovumą. Bent jau pats Wegeneris, formuluodamas savo teoriją, apie jokį plėtimąsi nekalbėjo. Ir nors, griežtai tariant, savaime žemyno dreifo idėja nereikalauja pastovaus Žemės dydžio, tačiau dabar Wegenerio idėja išsivystė į tektoninių plokščių teoriją, į suvokimą būtent kartu su šiais labai griežtais apribojimais. Tačiau dar prieš žemynų dreifo teoriją pasirodė augančios Žemės teorija. Pagal ją žemynai šikės yra anksčiau turėjusios jaunos planetos Plutos fragmentus, kai Žemė buvo mažesnio dydžio. Tam tikrų momentų Žemės dydžio padidėjimas tam tikrais procesais metu, kai pradinė vienalytė Pluta suskilo į atskirus žemynus, fragmentus, kurie pradėjo palaipsniui tolti vienas nuo kito. Ir šis procesas tęsiasi iki šiol. Skirtingi tyrinėtojai nurodo skirtingą šių pakitimų atsiradimo laiko teorijas, su įvairiomis plėtimosi autorių idėjomis. Tačiau labiausiai ankstyvosiose nuorodose nurodomos dvi publikacijos 1889 metais ir 1909 metais, priklausančios italų geologui Robertui Mantovantiui. Gana ilgai buvo tyriamos abi teorijos su grinai spekuliatyviomis diskusijomis. Problema ta, kad Wegeneris, suformulavęs žemynų dreifo teoriją, nepateikė jokių šio reiškinio priežasčių paaiškinimų. Tačiau plėtimosi teorija neturėjo prasmingo paaiškinimo dėl labai reikšmingo planetos dydžio pokyčio, išskyrus neryškės nuorodas į tam tikrus vidinius procesus susijusius su magmatinė ir vulkaninė veikla. Abi teorijos turėjo vienodas sąlygas ir pasirinkimą tarp jų ir lėmė tik subjektyvios geologų ir geofizikų teikiamos pirmenybės.
Taigi šios dvi teorijos išliko tokios būsenos ilgą laiką, hipotetiniuose ginčiuose, jei ne garsusis geologas Artūras Holmsas, išsakęs idėją, kad žemynų judėjimas, tačiau ne tik žemynai, bet ir kitos Žemės dalys tektoninių plokščių pavidalo pluta, atsiranda paviršiuje planetos dėl konvekcinių srautų įtakos mantijai, kylančių karštų ir žemutinių šaltų srautų. Sujungus šią idėją su žemynų dreifo teorija, buvo gauta dabar dominuojanti plokščios geologijos tektonikos teorija. Žemės plėtimosi teorija buvo pamiršta. Tačiau prieš 30 mečius sovietų mokslininkas Vladimiras Larinas, dabar geologijos mokslų daktaras, iškėlė hipotezę pašalinančią pagrindinės teorijos problemas dėl Žemės plėtimosi. Jis pasiūlė, kad mūsų planetos širdis, planeta, nesusideda iš geležies ir nikelio, kaip buvo manoma anksčiau, o iš šių metalų hidridų, jų junginių su vandeniliu. O širdyje yra ne tik daug vandenilio, bet ir daug hidridų, turinčių labai svarbią savybę. Jie patys skildami suyra į komponentus, vandenilį ir metalus, ir tuo padidina savo apimtį. Ši hipotezė leidžia pasiūlyti visiškai kitokį scenarijų mūsų planetos vystymuisi. Anksčiau Žemės spindulys buvo maždaug 1,5 karto mažesnis nei modernios. Tada apie prieš 250 milijonų metų, pagal šiuo metu priimtą geochronologinę skalę, širdyje prasidėjo hidridų irimo procesas ir prasidėjo planetos padidėjimas. Ir šis procesas tęsiasi iki šiol, nors tai vyksta palyginti lėtai. Kaip aiškėja, ši hipotezė leidžia daug geriau paaiškinti plokščios tektonikos teorijas su didžiuliais duomenų kiekiais, kurie dabar prieinami daugelį disciplinų – geologijos, paleomagnetologijos, paleoklimatologijos ir kitų. Papildomai, pamažu kaupėsi naujų duomenų masyvas, kuris rodo plokščios tektonikos teorijos nenuoseklumą. Tačiau hidrido širdies ir Žemės plėtimosis teorija turi labai svarbias pasekmes. Pirma, mažesnis planetos spindulis lemia reikšmingą, daugiau nei dvigubai padidėjusią gravitaciją planetoje. Atmosferos slėgis taip pat yra žymiai didesnis. Visa tai neišvengiamai įtakoja įvairių jos paviršiuje vykstančių geologinių procesų greitį, ypač uolienų erozijos procesus ir nuosėdų kaupimąsi. Ir todėl žymiai mažiau reikia laiko susikurti tinkamam geologiniam sluoksniui. Antra, iš gelmių kylantis vandenilis patenka į cheminės reakcijas, įskaitant tai, kad jis jungiasi su anglimi, taip susidarydamas metaną. Metanas, esant tam tikrom sąlygom Žemės ploto sluoksniuose, gali įsitraukti stipriau į sintezės reakcijas, sudarydamas sudėtingus junginius ir sudaryti daugybę angliavandenilių ir net akmens anglį, ką patvirtinta daugybė laboratorinių eksperimentų. Dėl to pasirodo, kad angliai susiformuoti nereikėjo atskiro didžiulio laikotarpio, ir tai tęsiasi net ir dabar, ne dėl suakmenėjimo senovės augmenijos liekanų gelmėse, kaip dabar manoma, o susidaro tiesiai iš metano, atkeliavusio iš planetos gelmių. Kaip rezultatas, iš Žemės istorijos prapuola didelis gabalas, vadinamas anglies periodu, prie to grįšime vėliau. Trečia, vandenilis taip pat reaguoja su deguonimi, sudarydamas vandenį. Ir vanduo yra stiprus tirpiklis, ypač kai susidaro aukšta temperatūra ir slėgis apie branduolį. Ir taip ne tik pakyla į Žemės plotą iš gelmių vanduo, bet ir labai sočiųjų įvairių druskų tirpalų, įskaitant net sunkiai tirpes. Patekusi į šaltesnį plotos orą, druska ir kitos medžiagos iš šių tirpalų iškrenta ir susidaro atitinkamų mineralų nuosėdos. Ir pasirodo, kad nemažai geologinių sluoksnių dėl lėto kaupimosi metu paviršiuje nesusidaro paviršiniuose sluoksniuose, kaip mano dauguma geologų, o viduje Žemės plotos. Kaip pasekmė, dėl to iš planetos istorijos iškrenta po anglies periodo daug istorijos gabalų. Apskritai Žemės istorija pasirodo gerokai trumpesnė nei 4,5 milijardo metų. Tai žinoma nesutrumpėja iki biblinių 7000 metų, tačiau ženkliai mažesnių mastų, bet vis tiek pastebėjimai, kelis kartus. Apie visą tai galite sužinoti daugiau skaitydami mano knygą Sensacinga Žemės istorija, kurią išleido leidykla Veche ir publikuota internete. Bet svarbiausia, mums čia perėjimas prie hidridinės širdies ir Žemės plėtimosi teorijos, dėl ko subliūkšta visos šiuolaikinės geochronologinės skalės ir atitinkamai ir visi datavimai susiję su konkrečiu metodo naudojimu stratigrafijoje. Atitinkamai ir evoliucijos procesai mūsų planetoje turi būti rimtai peržiūrimi.
Pažymėtina, kad ta dalis šiuolaikinės geochronologinės skalės, priskirtos paleoantropologų apie žmogaus evoliuciją, yra palyginti maža, tik 6–7 milijonai metų. Be to, iškrenta pereinant prie besiplečiančio Žemės teorijos didelio masto pagrindiniai gabalai patenkantis į pagrindinius daugiau ankstyvųjų laikotarpių vaizdus. Dėl to neatmestina tokia galimybė, kad perėjimas prie šios teorijos ir kaitos apskritai nesukels rimtų geochronologinių žmonių pirmtakų chronologijos pokyčių. Tačiau pats faktas apie tokių rimtų pokyčių neišvengiamumą, keičiant pagrindinės geofizinės teorijas, kurios buvo paminėtos aukščiau, verčia susimastyti apie galimybę labai rimtas esamas paleoantropologinių datavimo klaidas. Ir juo labiau apie tikslumą negali būti nė kalbos apie 1% tikslumą nustatant jų amžių, toks tikslumas akivaizdžiai didesnis. Čia belieka tik paminėti, kad viskas, kas pasakyta aukščiau, vienodai taikoma ir paleoantropologinių radinių datavimui naudojant metodą magnetostratigrafija, kuris yra tik ypatingas atsitiktinis atvejis stratigrafijos metode. Iš esmės yra kitaip tik todėl, kad esamos paleomagnetinės svarstyklės nėra išlygintos pagal bendrą geologinių sluoksnių turinį, mineralų ir paleontologinių liekanų, ir pagal turimas juose įmagnetintas daleles. Pagal magnetinio lauko vektorių ir tokių dalelių dislokaciją, geologai turi galimybę atkurti tuos mūsų planetos praeities įvykius, kurie yra susiję su Žemės magnetinių polių dreifu ir jų poliškumo kintamumu, vadinamoji magnetinio lauko inversija. Atitinkamai išsprendžiama ir atvirkštinė problema – uolienų turinčių įmagnetintų dalelių amžiaus nustatymą, pagal jau išrikiuotą šių įvykių skales. Akivaizdu, kad datuojant žmonių pirmtakų palaikus pagal dalinį geologinių sluoksnių turinį, gausis tos pačios klaidos apskritai ir datavimo turinyje, jeigu net daug daugiau. Absoliutaus datavimo metodas. Paleoantropologijų radinių amžiaus nustatymo metodai susiję su juos lydinčia fauna, stratigrafija ir magnetostratigrafija buvo anksčiau aptarti ir yra santykiniai metodai. Jie veikia principu anksčiau, vėliau ar tuo pačiu metu. Jų pagalba gauti žmonių pirmtakų palaikų amžių įmanoma tik tuo atveju, jei ne santykinis, o absoliutus geologinių sluoksnių amžius ir jų turinys jau žinomas, tai yra metų skaičius. Norint nustatyti absoliutų amžių, naudojami jau kiti metodai, absoliutūs datavimo metodai, kuriuos mes ir apžvelgsime toliau. Ir pradėkime nuo kaulų liekanų mineralizacijos datavimo. Kaulas yra sudėtinga sudėtinė medžiaga, susidedantis iš baltymų ir mineralinių komponentų. Laikui bėgant kaulo buvimas Žemėje yra veikiamas laipsniško organinių komponentų irimo ir jų pakeitimu apatitu, sunkiųjų metalų druskomis ir kitais neorganiniais junginiais, dėl ko pasikeičia kaulinio audinio cheminė sudėtis ir struktūra. Šie pokyčiai vadinami kaulų mineralizacija. Visiškai akivaizdu pat nuo to, kiek laiko praėjo nuo gyvo organizmo mirties momento ir kuo daugiau laiko kaulai yra Žemėje, tuo didesnis jų mineralizacijos laipsnis. Ir teoriškai pagal mineralizacijos laipsnį mirties laikas gali būti nustatytas. Tokių bandymų buvo imtasi dar XIX amžiuje ir dabar yra plačiai naudojami daugelyje disciplinų – kriminologijoje, archeologijoje, paleontologijoje ir kitos. Pagrindinis rodiklis kaulo buvimo trukmei įvertinti palaikų radimo vietoje buvo kempinės medžiagos būklė ir išorinė kompaktiška kaulų plokštelė. Kompaktiško sluoksnio būklė, kaulo spalva, svoris, kaulo cheminės sudėties pokyčiai ir mikroskopinė audinio struktūra. Didelę įtaką kaulų likučių mineralizacijos laipsniui turi daug veiksnių. Tai ypač priklauso net nuo buvusio savininko būklės per visą gyvenimą, jo amžius, dietos, daugelio ligų buvimo, pavyzdžiui, osteoporozė ir jų trukmės ir kita. Laipsniai įtakos turi daugybę labai skirtingų veiksnių kaulų likučių mineralizacijai po žmogaus mirties. Mirties metų laikas, klimatas, laidojimo būdas, buvimas Žemėje, vandenyje, lauke, dirvožemio tipas, juodžemis, smėlis, priemolis, morfologinės ir fizinės cheminės dirvožemio savybės, rūgštingumas, drėgmė, temperatūra, laidojimo gylis, laidojimo būdas ir tipas, drabužiai, nuogiai, vienetinis ar masinis ir kita. Didelę reikšmę turi kaulinio audinio pokyčiams ir cheminiai procesai, vykstantis tarp dirvožemio ir liekanų. Šiame procese dalyvauja organinės medžiagos ir dirvožemio rūgštys ir neorganinės medžiagos, fosforo rūgštys ir kalkių gazuotos druskos ir taip toliau.
Ir priklausomai nuo jų buvimo ar kitų sąlygų, kaulų likučių pokyčiai gali būti labai skirtingi. Pavyzdžiui, kai kurie netirpūs junginiai, daugiausia kalcio junginiai, patenka į tirpius junginius, kurie išplaunami į žemės aplinką. Be to, kalcio druskas naudoja augalai. Pastebėtas mangano, aliuminio ir silicio perėjimas į kaulinius audinius ir augalus iš išplautos mažai drėgnos derlingo juodojo juodžemio, nuo aliuminio ir silicio iki karbonato, mažai drėgno hernozemo, pasižyminčių didelių šių elementų kiekių. Dėl šių procesų įtakos paprastai sumažėja kaulų svoris ir jų paviršius tampa matinis, grubus, porėtas. Kaulai tampa trapūs ir palaipsniui lūžta. Kartais priešingai, kaulai sugeria silicio rūgštį iš dirvožemio ir tampa tarsi akmeninys. Dėl to padidėja kaulų svoris, jie tampa tankus, stiprus, jų atsparumas didėja išoriniams poveikiams. Stipri daugelio veiksnių įtaka kaulų mineralizacijos laipsnių neišvengiamai įtakoja nustatant laiką, praėjusi po mirties, naudojant kaulų liekanas, ir datavimą galima atlikti tik su labai dideliu laiko intervalu. Net su šiuolaikiškomis liekanomis specialistai sau leidžia padaryti labai didelę paklaidą. Datavimas gali reikšmingai pasikeisti, nuo 10 iki 100 metų. Tačiau jeigu su šiuolaikinėmis liekanomis dar galima numanyti sąlygų nekintamumą, kurie atsidūrė prieš 10 ar 100 metų, tuomet menamoms paleoantropologinėms liekanoms atsiradusioms prieš tūkstančius ar net milijonus metų, tokio dalyko numanyti neįmanoma. Jų aplinkos sąlygos, pavyzdžiui, cheminė sudėtis, gruntinis vanduo, drėgmės laipsnis aplinkiniuose sluoksniuose ir taip toliau, per šį laiką gali labai juos pakeisti, o tai pastebimai apsunkina datavimą ir ženkliai padidina paklaidą. Šios problemos būdingos ir kitiems datavimo metodams, kurie yra grindžiami tam tikromis rūšims kaulų liekanų cheminiai sąveikai su aplinka, įskaitant fluoro, urano ir azoto metodo datavimui, rūgščių racemizavimo būdu, kurios paminėtos anksčiau. Visais atvejais turime didžiausią greičio veiksnio priklausomybę nuo atitinkamų cheminių procesų, atsiradimo iš visumos, ir daug kitų veiksnių, kurie turi įtakos, nebūtinai nuolatinės, rastų kaulų likučių vietos, pavyzdžiui, racemizacijos greitis labai priklauso nuo temperatūros. Rezultate dėl to, kaip ir su mineralizacijos datavimo metodu, kaulų likučių amžiaus nustatymas šiais metodais galimas atlikti tik labai dideliais laiko intervalais. Todėl nevarginsiu skaitytojo konkrečiais terminais reikalingais metodų detalėms apibūdinti, o pereisime prie absoliutaus datavimo metodo, kuris yra pagrįstas ne cheminiais, o fiziniais procesais. Pastaruoju metu vis plačiau naudojamasi vadinamuoju liuminescenciniu optiniu absoliutaus datavimo metodu, pagrįstų tam tikrų įprastų mineralų, pavyzdžiui, kvarco ir lauko špato, gebėjimu kaupti jonizuojančiosios spinduliuotės energiją ir tada tam tikromis sąlygomis greitai ją išlaisvinti šviesos pavidalu. Optinis datavimas yra fizinis datavimo metodas, kurio siekiama nustatyti laiko momentą, kuomet mineralas buvo paskutinį kartą šviesoje. Jis pagrįstas tuo, kad visi mineralai, net labai nedideli, turi radioaktyviųjų elementų, įskaitant urano, torio, rubidžio ir kalio kiekius. Šie elementai lėtai suyra per ilgą laiką ir jų skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę sugeria kiti dirvožemio komponentai ir nuosėdos, ypač kvarcas ir lauko špatas. Dėl radiacijos poveikio, kai kurie jų kristalų elektronai pereina į ypatingą sužadinimo būseną. Veikiami radiacijos pažeidžiamos kristalinės gardelės, kurios yra savotiški elektronų spąstai. Kol kristalas, pavyzdžiui, smėlio grūdėlis tyliai guli tamsoje, vėsioje vietoje, pavyzdžiui, po kitais smėlio grūdėliais, per daug sužadintų elektronų skaičius jame palaipsniui auga, kaupiasi energija. Ir jeigu kristalas yra paveikiamas tam tikrą stimulaciją, kaitinimu iki 500 laipsnių, ar paprasčiausiai tik apšviečiami, jis greitai išleidžia susikaupusią energiją šviesos pavidalu. Šiuo atveju sužadinti elektronai nusiramina ir grįžta į numatytas orbitas, ir liuminescencinis chronometras nusistato į nulinę padėtį. Taigi, išmatavus skleidžiamą šviesos kiekį, galime nustatyti, kaip ilgai kristalas buvo laikomas tamsoje, vėsioje vietoje ir paskutinį kartą jam buvo padaryta panaši stimulacija, paveiktas šviesos arba pakaitintas. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju kristalas iš esmės neveikia kaip chronometrą, bet kaip dozimetrą. Sukaupta kristalo šviesos suma rodo ne laiką kaip po tokį, o gautą visą kristalo spinduliuotės dozę. Štai kodėl naudojant šią kristalo savybę, gauti foninės spinduliuotės pastovumą grindžiamas absoliučios numanomos prielaidos radiacinio fono toje vietoje, kur rastas kristalas. Manoma, kad liuminescenciniai metodai leidžia datuoti mėginius, kurių amžius siekia maždaug 100 000 metų. Kartais nurodomas maksimalus amžius iki 200 000 metų.
ir idealiu atveju duoti paklaidą nedidesnę kaip 10%. Bet tai būtų, jeigu būtų idealiai. Be to, kristalo sukaupto šviesos kiekį įtakoja daugelis veiksnių, įskaitant pirmiausia kristalo sandara, kristalinės gardelės defektų skaičius ir žinoma radiacijos lygis vietovėje, kurioje buvo kristalas. Ir radiacijos lygio kaita gali kisti vykstant natūraliems procesams, tarkime dėl periodiško kristalo kontakto su gruntiniu vandeniu. Papildomi sunkumai nustatant amžių atsiranda pavyzdžiui dėl urvų nuosėdų, kurios taip pat gali būti susijusios su datavimo nustatymu, nes ne visada galima tiksliai nustatyti, kurie smėlio kristalai yra atnešti iš šono, arba juos atnešė primityvus urvo gyventojas, o kurie nukrito nuo lubų. Atitinkamai neaišku, koks tikslus yra įvykio amžius ir ar šis įvykis yra susijęs su rastomis kaulų liekanomis. Tačiau svarbiausia yra tai, kad būtina taikyti liuminescenciniams metodams taip vadinamą kalibravimą, kad galėtumėte išskaičiuoti šviesos kiekį, kuris išsiskiria veikiant kristalą į metų skaičių. Paprastai toks kalibravimas atliekamas naudojant izotopinius metodus, kurie taip pat turi paklaidas. Žiūrėk toliau. Dėl to klaida automatiškai pereina į liuminescencinių kalibravimo metodų paklaidą, atsižvelgiant, tai svarbu, į neapibrėžtą charakterį. Analogiškas atvejis ir su elektronų paramagnetiniu arba elektronų sukimosi rezonanso metodu, kuris grindžiamos pokyčiais palaipsniui susikaupusių kristale ir veikiamo radiacijos. Tik šiuo atveju nekalbame apie kiekį sujaudintų elektronų, galinčių nusiraminti su šviesos emisija, bet apie elektronų skaičių su pakitusiu sukiniu. Sukinis yra elementaraus elemento vidinis kampinis dalelės impulsas. Tokių elektronų skaičiui nustatyti fizikai naudoja rezonansinius metodus. Tai yra, jie pavaldus svyravimo sistemai, šiuo atveju kristalas, periodiškai juos išoriškai paveikiant, pavyzdžiui, įdėjus į kintamąjį magnetinį lauką ir stebint duodamą sistemos atsaką, kai išorinio poveikio dažnis artėja prie vieno iš natūralių sistemos dažnių. Šis metodas naudojamas liekanų datavimui iki 2 milijonų metų. Manoma, kad jis geriausiai veikia karbonatinėse uolienose ir buvo naudojamas anksčiau tik norint nustatyti dantų emalio amžių. Šiam metodui būdingas beveik visos problemos, kurios būdingos liuminescenciniams datavimo metodams, įskaitant patikimo kalibravimo poreikį, kuriame taip pat naudojami izotopiniai metodai. Štai dabar ir pereisime prie šių metodo paklaidų. 10-osios knygos Žmonijos genetinis kodas dalies pabaiga. Atidus skaitytojai ir klausytojai tikriausiai pastebėjo iš pateiktų samprotavimų apie datavimo metodų nepatikimumą. Tačiau dar neapžvelgti likę datavimo metodai. Todėl 11 šios knygos dalyje tęsėme datavimo metodų apžvalgą ir sužinosime apie jų netobulumą.